Žmonės, mūsų ištiko krizė. Mes nebeturim idėjų. O prenumeratoriai vien didėja. Jiems reikia naujų idėjų, ko nors šviežio. Tad sakykit video idėjas. Kas jei padarytumėm dar vieno piktojo tėvo video? Sakiau šviežio. Ar bent jau žinai, ką tai reiškia? Kas jei surastum Rusiją dar kelias kasetės ir keltum Mokinkimės kartu laidą? Naujo! Mums reikia ko nors naujo! Dar viena inspektoriaus Tomo dalis? Ne. Jei nori ko nors naujo, tai padarykime naują veikėją, nes visi čia esantys jau pilnai sudalyvavo vaizdo įraše. Tu tylėk, arba aš tave vėl... Nieko. Tiesiog nieko. Bet tiesą sakant, jo, visi sudalyvavo minimum vienam video. Tik pabandai dar žodį pasakyti ir tau blogai baigsis. Taigi, kaip ir sakiau, sukurti naują veikėją gera idėja. Tik kokį? Jis turi būti dar niekur nematytas, niekur nepanaudotas. Ir nei kiek nepanašus į jūs. Nes tik pažiūrėkit į save. Pradėk. Ko pradėt? Nu, savo veikėją prisistatymą. Oi, nu, tuoj. Aš piktasis dėdė. Kitas. Aš vaiduoklis. Kitas. Aš kalėdų dvasia. Tu žinai, kad šis veikėjas bus galimas naudoti tik tai per kalėdas? A kodėl? Nes tu pats sakei, kad tu kalėdų dvasia. Ir kame čia problema? Kas tu toks būsi? Inspektorius Tomas. N.E. Ne. Aš pagalvojau, kad šis kanalas neturi jokio video susijusio su muzika. Tu teisus. Tad aš pagrosiu savo muzikinį kūrinį. Prašau. Tu mana saulelė, tu mana dangus. Kitas, prašau, kitas. Kas tu dabar esi? Inspektorius atei. Kitas. Sveiki. Aš esu Bernis. Labas, Berni. Taigi, alkoholiku esu jau 23 metus. Man dabar 40. Atsiprašau. Ką tu čia kalbi? Prašau, nepertraukinėt. Aš labai stengiausi išmokti šitą istoriją. Taigi, kaip ir sakiau, esu alkoholikas, o kas būtų, jei Ar aš likčiau su tavim kartu? Taigi, labai įdomi buvo tavo daina. Tu mana saulelė, tu mana dangus, ši daina nesibaigė, kaip ir... Oi, Dieve, padėk. Geriu įvairių alų, kaip Švyturys, Kalnapilis, Biržų, o kas jei inspektorių? Prašau, nebereikia daugiau inspektorių. Ar kaip sekasi mano senieji draugai? Tu piratas? Ar ne koks piratas? O jūrų marių kapitonas Flintstonas. Flintstonas? Tai yra... Ar mano tikras vardas yra Flintas? Tik kad toks jau egzistuoja. Rimtai? Jo, yra toksai žurnalas vaikams. Tai va, iš kur aš jį sugalvoju. Ir netgi kartais išgeriu Utenos alaus. Kartais būna gerai ir kokią čerkytę į dieną ar valandą. Šiaip tai visą geriu pagal nuotaiką. O man tai nuotaika visą bloga. Baigiai? Taip. Taigi, įdomus tavo sugalvotas veikėjas, bet... Veikėjas? Pala,
A kur aš esu, kas čia per vietą? Čia Tonzo veikėjų kūrimo studija. Čia ne alkoholikų suvažiavimus? Eik, tu nu tokią istoriją bandžiau išmokti ir veltui. Karočią, dabar gersiu dar daugiau. Pfu. Jūsų idėjos tokios blogos, kad net man vemt norisi. O tai tavo kokia idėja? Mano idėja? Niekas neklausė dar mano idėjas. Bet ji būtų leisti beždžionei turėti savo nuosavą laidą. Ji gal ir nepasakė savo idėjos, bet ji buvo geresnė už jūsų visus. Beždžionė? O tu keliauji į Holivudą.